Tai nori sutikti vyrą, kad nereikėtų už tų visų jausmų jaust, kad būtų kitoks. Ar pasiruošus jausti viską, kas beteis į tavo gyvenimą. Nes jeigu yra užslopinti jausmai tėčio, pirmo vyro, draugo, jie vis dar skauda, jie vis dar ten sunku ir jeigu nenori ten pažiūrėti nuoširdžiai ir atvirai, tai sekantis vyras, kuris vis tiek tau tai parodys ir vis tiek skaudės. Bet jeigu būsi pasiruošus susitikti su tais jausmais, gerai sakysi, aš knisau, pažiūrėsiu viską, ką man kelia, viską, ką bijau pažiūrėti. Ir tada pereisi. Bet jeigu bėgsi nuo jausmų, jei lauksi, kad ateis tobulas vyras, su kuriuo bus drugeliai tik pilve ir nebus jausmų, tai yra jausmų slopinimas. Tai iškart yra skirstymas. Tu man tinki ir man tu netinki. Ir jei to vietoj tau skauda, tas atėjęs naujas vyras tau kaip tik parodys, kad to vietoj tau skauda. Jis tau padės pereiti tai. Bet jeigu tu bijai šito jausmo, bijai to, ką patyrei su tėčiu, vėl patirt, bijai to, ką patyrei su pirmu vyru, vėl patirt, bijai to, ką patyrei su draugu, vėl patirti, tai tada ir su šitu bėgsi nuo jausmo. Tai jeigu tu sakai gerai, tegul ateina tas vyras, kuris turi ateiti į mano gyvenimą, aš atvira esu ir aš pereisiu tuos jausmus. Jis man padės. Ir tada ateina vyras. Bet jeigu bijai viduje, tai jis neateis. Arba ateis tas, kuris vis tiek tau parodys jausmus, nes jie yra tavyje, kitaip negali būti. Traukia tokį žmogų, kas yra tau viduje. Ir tada vis tiek bėgsi. Ir vis tiek bus ne tas. Nesakysi, nenori. Kur tie vyrai normalūs? Kas čia vyksta? Kodėl vėl toksai atėjo? Bet jis tai tik atspindi tave. Tai, kas yra tavyje. Planavimą, kur sakei, pirmas neplanuodavo nieko. Tada atspindi pasižiūrėti ir kad tau tai atspindi. Galbūt per daug įsitempi. Galbūt tu per daug planuoji ir savo neleidi atsipalaiduoti. Ir tau pikta, kad jis toks atsipalaidavęs. Galbūt save kaltini, kaip atsipalaiduoji. Galbūt save kaltini, kad atsipalaiduoji. Tada esi nenaudinga, neverta ar dar kažkaip. Pastebėk tai, tai pasikartoja. Pirmas vyras gulėdavo ant sofos, nedarydavo, antras vis tiek nieko nedaro, irgi planuoji, tu viską darai. Tai pasižiūrėk, kodėl taip yra, kas tai yra apie tave, kur savo neleidi atsipalaiduoti, kur savo draudi galbūt atsipalaiduoti. Kodėl nori už kitus kažką daryti. Kodėl galbūt nori įtikti, patikti, ar būti gera, ar stengtis dėl kitų labiau negu dėl savęs. Ir eini į tai. Ir tada tas žmogus tau ne priešas tampa, o tavo draugas. Gali pats artimiausias draugas, nes jis tau parodo su visa meile. Ir kaip išjauti tą jausmą, kaip susitinki su juo, nebijai jo. Kaip supranti savo viduje, atrandi, apie ką čia yra, kas čia yra apie mane, pasikeičia ir pati situacija, kitaip negali būti. Nes jei tau viduje pasikeičia, tai pasikeičia ir išorėje. Jau gal turėjai pastebėti daug kartų tai, kad tau nekeičiant išorės, pasikeičiant vien viduje, pasikeičia išorė savaime. Jau pas mus per sesijas buvo 1000 kartų, kai žmogus išsijaučia jausmą sunku apie kažkitą žmogų, apie dar ką nors. Kitas žmogus net nedalyvauja sesijoje, jis net nepasikeičia, niekas nevyksta išorėje, tik žmogus savo viduje patiria jausmą, pereina jausmą ir išorėje mato tą žmogų visai kitaip. Žmogaus elgesys darosi kitas. Galbūt net ir elgesi taip pat, bet jau tam žmogui nebetrigerina, nebeerzina, nebepykdo, arba tiesiog nustoja taip elgtis. Nes jau tau nereikia į tą vietą baksnu, tu jau nebetrauki savo energiją tu. Bet kol bėgi nuo jausmo, kol nori, nežinau, kaip pasakyti, patogumų, kol nori pasikavoti, tol skauda.
Nes tai maišta su dabartim, tau ateina sunkus jausmas, tu sakai, nenoriu jausti, užknisau, atsibodu, noriu vyro kitokio, netokio. Viską padarysiu, išjausiu, tik kad kitoks ateitų ir nereikėtų daugiau to jausti. Bet jau kai pišiauti, tai tau dėl lampučki. Tau dėl lampučki, kus atei, žinai, kad gali perėti bet kokį jausmą, žinai, kad esi viduje jėga ir gale, ne auka ir vargšiai, kad tavęs niekas auka negali padaryti, niekas šiam pasaulyje negali padaryti auka. Ir tada greičiausiai ateina vyras, kuris net nesistengia, net nerodo tau nieko, nes jau tu išsijautusi, jau tu esi kitokia viduje. Bet va taip pat neša tau, į tavo dabartį visada atneša kažkokį jausmą ir jauti jį. Atneši tau dabartį tėčių jausmą ir išsijauti ir susitikai ir buvai su tuo. Taip jis ir atneša tuos jausmus. Ir kai nebėgi, priimi, pastebi, matai ir pereina ir palengvėja. Visada yra tik dabartis. Tik dabartis, ką man dabartis dabar atneša, kokį jausmą, kas mano kūne vyksta. Jeigu mintys eina apie praeitį, žinau, kad kliedžiu dabar, nes neįmanoma pakeisti praeitis, kad ir 1000 kartų galvosit apie jas, tik neįmanoma pakeisti. Tai vadinasi, aš turiu būti dabartyje. Čia toks įprotis yra klaidžiot po praeitį, ateitį, galvoti, gvildenti, analizuoti, spręsti, dėlioti. Tas tik viskas savaime vyksta. Lygiai taip pat, kai galvoju apie ateitį, bijau vyrų, bijau susitikti, bijau kas bus, bijau vėl mane įskaudins, bijau, kad man vėl skaudės, bijau vėl paliks. Tai žinai, kad kliedi dabar, nes neįmanoma sudėlioti ateities, neįmanoma, tiesiog neįmanoma. Ir tada būni dabartyje ir žiūri į tą baimę. Ir žiūri, kur spaudžia, jei spaudžia krūtinės, žiūri ir baimė, kaip nemalonu jausti tą baimę, tą jausmą spaudžia, auga, plečiasi, o gal mažėja ir ten eit gali prisiminimai apie tėtį, apie vyrą būsi, bet neini su jais, pastebi, kad eina, bet nekeliauji su jais ir išjauti tą jausmą. Neini per daug į analizės, kas, kodėl, kaip, nuo ko, bet jauti tą galvos spaudimą ir jauti kaip nemalonai, jaus kaip negera, sunku ir jauti visą tai, kas eina per kūną. Net nereikia suprasti per daug, kas ir kaip, tiesiog jauti, kada duodi kūnui erdvę, jisai pats susitvarko. Svarbiausia duoti kūnui erdvę, o žmogus tik jaučia sunkumą, puola valgyti, jaučia liūdesį, puola gerti, rūkyti, ar dar kažkaip nukreipti savo dėmesį, kad tik to nejaust. Ir išslopinami taip jausmai. O kūnui sustoja ir duoda erdvę ir jisai tada jaus pradeda, jis pradeda gyti, jis pradeda atsigauti, jis pradeda patirti gyvybę per save. Tai nemalonu nervų sistemai. Nervų sistemai tai nemalonu yra jausti, nes tie jausmai yra sunkus. Ir kada visą laiką buvo įprasta slopinti, tai jų gali būti daug. Ir gali jie būti kartais net atrodyti nepakeliami. Bet jei jie keliauja, viskas yra pakeliama. Kūnas susitvarko su bet kokiu jausmu. Tik reikia jam duoti erdvę, sustoti ir stebėti.